Kita tema – dviračių vagystės. Atšilus orams smagu pasivažinėti dviračiu, tačiau palikti jį, net ir tvirtai prirakinta, labai pavojinga. Atrodo, vagišiai tik ir laukia, kada paliksite savo dviratę transporto priemonę be priežiūros. Dviračių vagystės nūdienoje yra iš tikrųjų aktuali problema, kadangi dviračiai vis darosi aktualesni visuomeniai, kuro kainos nemenkos yra, todėl ir paklausa dviračių yra didesnė. Todėl dviračiai tiek netvarkingai palikti viešuose vietose, tiek pastatyti sandėliukuose gyvenamųjų namų ar tai garažuose yra masalas vagims. Kadangi yra rinka, kur galima realizuoti tą dviratį ir gauti už tai pinigą. Sunku būtų pasakyti, kokia situacija šiuo metu Lietuvoje, tačiau Kaune galiu pasakyti, kad taip, dviračių vagysčių yra gausu. Kadangi pats turiu dviračių nuomos punktą, tai bent jau per pernai nukentėjom 7 dviračiais nuo ilgapirščių, jeigu taip galima juos pavadinti. Ir kiek teko bendrauti su policija, tai po 3, po 2 dviračius per dieną yra pavagiama Kaune, tai tikrai didelis mastas. Įsivaizduokite, kad atvažiavę dviračiu į centrinę jūsų mylimo miesto aikštę ir nusprendę pasivaikščioti ar sutvarkyti reikalus, privalėjote palikti jį bent 10 minučių. Jums pasišalinus pasirodo įtartinas jaunuolis, kuris nusprendžia dviratį pasisavinti. Nekreipdamas dėmesio į aplinkinius, jis prisiartina prie jo, išsitraukia pjūklelį ir nupjauna kilpą, kuria dviratis prirakintas prie stovo. Jūs užtrukote labai trumpai, tik keletą minučių, tačiau grįžę dviračio jau neberasite ir net nežinosite, kur jo ieškoti. Nebent praeiviai išdrįstų sustabdyti vagį. Ką tu čia darai dabar? Nieko nedarau. Kaip tai? Čia mano dviratis, palikau raktą. Eikiau. Jo. Nu jau. Nu taip, Tiek dabar atvažiavai, pasiėmė pjūklelį, ar ne? Eikit turėt, gerai? Čia laida Sąžinės balsas. Ar supratot, palaukit truputį, noriu jūs pakalbinti, ar supratot, kad čia vyksta vagystė? Nu, aš supratau, nes pas mane irgi tas pats buvo. Ir ką bandėt padaryti, bandėt sudrausminti vagį? Ne, ta prasme, aš radau, kai pas mane buvo pjauta. Ir ką dabar bandėt daryti, sudrausminti norėjot, ar tiesiog šiaip pasiteiraut, ką iš čia veikia? Nieko, nežinau, ką aš norėjau, bet pamačiau, kad negeras dalykas ir viskas. Manau, kad žmonės šiek tiek prisibijo to, kad jeigu bandysi skųsti arba bandysi sudrausminti vagiantį, kažkokiu būdu nukentėtų nuo pačių vagių. Tai atsiranda toksai baimės jausmas visuomeniai kištis į tai. Ar matėte, kad vyksta dviračio vagystė? Matom dabar. O kodėl nieko nebandėt padaryti? Važiuorim, stebim. Manot, kad stebėjimas jie atbaidys nuo vagystės? Ne, nu tai mes tik pamatėm. Bet tik tai pasižiūrėt ir iš tikrųjų ką būtume darę, tiesiog praėję? Nu dar nežinau. Aš nemanau, kad tramdymas galėtų būti priemonė tam. Galima tiesiog paėjus iš šoną iškviesti policiją arba dar kažkokių tokių priemonių imtis tam, kad sutramdyti tą vagį, o nesikišti tiesiogiai. Reakcija į jūsų simuliuojamas situacijas tikrai turėtų būti didelė, kadangi žiūrovas turėtų pats įsijausti į dviračio savininko vaidmenį, kada jo dviratį vagiantis norėtų, kad visuomenė sureaguotų. Tai jis galbūt pagalvos, kad vis dėlto reikia reaguoti tokias situacijas. Pjūkleliu prie dviračio besidarbuojantis jaunuolis atkreipia aplinkinių dėmesį, tačiau dauguma tik stebi ir neapsisprendžia, kaip turėtų elgtis šioje situacijoje. Dviratis juk ne jų, jeigu patylėtų, nieko neprarastų. Tačiau kai kuriems darosi smalsu. Jūs supratot, kad čia yra vagystė? Iš aprangos jo, daugmaž taip. Ar bandėt jį sustabdyti, kažkaip auklėti? Matėt, filmavot. Tai dabar jūs bandėt ar ne, nes aš iš tikrųjų iš tolo to negirdėjau. Mintis yra tokia, kad noras buvo klausimų užduoti. Tai ar pabandėt tos klausimus užduoti? Jūs pribėgot iš karto su kamera ir kaip... O ar dažnai tokias matot nusikaltimus akivaizdžiai vykstančius? Ne. Nedažnai. O visą laiką sureaguojat, kai pamatot? Tarkim, taip. O šiaip visuomenė bendrai yra abejinga ar neabejinga tokiose situacijose? Pas visuomenė ir klauskit. Atrodo, kad ne visi jaučiasi visuomenės, kurioje patys gyvena dalimi. O gal tai ir yra pagrindinė visų mūsų bėdų priežastis? Pilietiškas žmogus tikrai neleistų vogti nei savo, nei svetimo turto. Bet sustabdyti vagį juk reikia drąsos.
Ką tu darai tam dviračiui? Nieko nedarau. Ką nedarai, vagi? Mano dviratis. O vis dėlto nebijojo tramdyti vagį? Nu, nebijojau vyrui, sakiau, kad einam žiūrėti, kas čia vagia. O kaip manot, visuomenė tokiose situacijose yra abejinga ar neabejinga? Nu, abejinga, sakiau jaunuoliam, kad eitų žiūrėti. O ar Ne. ką tik iš tikrųjų turbūt matėte vykstančią dviračio vagystę, ar ne? Nu, Kodėl nebandėt niekaip sureaguoti, sudrausminti? nežinau. Gal raktą žmogus pametė, nežinau. Ratą pametė Raktą. ir galvojat, kad čia yra dviračio savininkas, kuris bando nupjauti spyną? Nu, taip. O ar nemanot, kad čia iš tikrųjų yra pats jūsų pasiteisinimas dėl to, kad jūs buvote abejingas matant nusikaltimą? Nu, gal buvau abejingas. O pačiam niekad neteko būti apvogtam? Teko. Ir kažkas tikriausiai matė ir nesureagavo, ar nesijaučia dabar kaltas? Taip. Nesijaučiu kaltas, kai aš turiu būti kaltas. Žodžiu, tai turėtų būti ne jūsų reikalas, jeigu vagia, tai vagia, ar ne? Nu, nežinau, ką jums pasakyti. Deja, dauguma praeivių turėjo savo rūpesčių arba visai nenorėjo veltis į šią situaciją. Ko tu pjauni? Noriu ir pjaunu, nu. O čia tavo dviratis? Bet ir ne tavo. Ne tavo, bet jeigu žmogus pririšo, jeigu čia ne tavo. Nu, gerai, nu. Nu, tai jeigu aš rūpinuosi, tai ko tu piktas? Nu, tai gerai, ne tavo dviratis, viskas, nu. Tai ką, aš turiu abejingas būt, kad tu pjauni kažkieno dviratį? Nu, tai bet ne tavo pjaunu. Matau, sureagavot. Ar dažnai tenka matyti tokias vagystes? Nu, šiaip pirmą kartą, jeigu ką. Ir kodėl sureagavot, kodėl nelikot abejingas? Tai netvarka, žmogus pagalvoju, nori pavogti, tai taip naglai varo. O manot, ar žmonės yra abejingi tokį klausimą, ar jie visą laiką sureaguoja? Matome, kiek žmonių praėjo. Jūs matėte, ar sureagavo daug? Ne. Na tai mumis sureagavom. Ar nemanot, kad visuomenės abejingumas iš tikrųjų labai prisideda prie to, kad tos vagystės vis kuo dažniau to... Tokios abejonės, sutinku su jūsų mintimi. Nu, dar prisideda ir tai, kad policija mažai reaguoja, mes kartą matėm, kaip iš automobilio magą vagį ir skambinom policijai ir policija net važiavo. Tuo tarpu daug kartų nuo dviračių vagysčių nukentėjęs dviračių nuomos direktorius tvirtina, jog policija padeda. Tai kreipiamės į policiją ir jie mielai sutinka padėti ir tikrai padeda. Pernai iš 7 dviračių sugrąžino 4. Na, negalima sakyti, kad sugrąžino 4, 2 sugrąžino, o dėl 2 dar vyksta teisminis procesas, kad atgauti žalą. Tikrai yra verta kreiptis į policijos pareigūnus, juolab, kad įsigijus dviratį tai yra numerinis daiktas, dviratis turi savo individualų numerį ir pagal tos numerius, ar tai sulaikius kažkokius įtarimus nusikalstamą veiką, asmenis galima rasti to dviračių savininką pagal numerinį ženklą. Tai vis tik tai raginčiau piliečius kreiptis į policijos pareigūnus, nurodyti dviračio individualų numerį ir esant tokiai situacijai, kad bus sulaikyti, jeigu bus sulaikyti įtariami ar tai kitoj baudžiamoje byloje asmenys ir suradus pas juos turtą, jisai būna apžiūrimas ir jeigu yra identifikaciniai numeriai kažkokie, tai ieškoma savininko. Tenka tik apgailestauti, kad akivaizdžiai matant nusikaltimą, visuomenės reakcija gali būti tokia vangi. Be to pastebėjome, kad dviračio vagį sustabdyti dažniau mėgino tie, kurie patys važinėjasi dviračiu ir tikriausiai jau turi karčios patirties. Jeigu tokie pacanai narkomanai, tai kaip nesureaguosi? O kaip reikėtų su jais elgtis, juos reikėtų paauklėti, kažkaip ar iškviesti policiją? Tai pirmiausia, tai policijos darbas, reikia jai pranešti. Norėjom dabar padaryti. O sakykit, jūsų nuomonė, visuomenė šiaip yra abejinga ar neabejinga tokiose situacijose? Labai abejinga ir gaila labai, kad abejinga. O ką reikėtų daryti, kad žmonės pradėtų atkreipti dėmesį šalia jų vykstančius nusikaltimus? Pirmiausia, tai kultūros stoka. O šiaip abejingumas prisideda prie to, kad tos vagystės kuo toliau to jau dažniau būna? Be abejo, jeigu palieka tokius dalykus, tai jiem to tik tai reikalinga šitiem bukagalviam. Abejinga visuomenė, neveikli policija ir, pasak pašnekovų, kultūros stoka, štai kas lemia blogybes. Ir tų blogybių tikrai būtų mažiau, jeigu dauguma žmonių įsiklausytų į savo sąžinės balsą. Ar dažnai tenka pamatyti vagystės taip viešoje vietoje, akivaizdžiai? Pirmą kartą, bet jau taip nustebau. Prie žmonių sėdi žmonės ir... Ir kokia pirma mintis buvo, ar apsimesti, kad nematote, ar pulti ir kažkaip tai bandyti tą vagį nubaidyti? Kai pasielgiau, taip va ir tokia buvo mintis, kad negalima nutilėti. Ar pirmą kartą teko tokią situaciją susidurti? Tai buvo pirmą kartą.
Vat ir norėjau paklausti, ar iš tikrųjų nebaisu, matot, nusikaltimas ar nebaisu? Baimės jausmas, atvirai sakant, buvo. Bet iš tikrųjų tai vis tiek kas pastumėjo tada eiti ir daryti tą tvarką, pagalvojant apie tai, kad galit, bet kada ir jūs tokius stačius? Sąžinės balsas. Sąžinės balsas. Tai džiaugiamės, kad tokį turite. Ačiū Jums. Už vagystę numatyta atsakomybė Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 178 straipsnėje, už kurį numatyta sankcija nuobauda, tai yra gali būti skiriama laisvės atėmimas, laisvės apribojimas, bauda. Didelį įnašą šioje srityje duoda visuomenė. Tai jos aktyvumas, pateikimas informacijos, pastebėjus įtartiną asmenį ar pastebėjus, kad žinomai vagiamas dviratis, tikrai ne jam priklausantis, tiesiog skambučio pagalba informuojama policija ir policijos pareigūnais maksimaliomis savo pajėgomis siekia karštomis pėdomis persekioti ir sulaikyti tą nusikalstamą veiką įvykdžiusį asmenį. Dauguma dviračių šnekama, kad atkeliauja iš vakarų Europos, kur mūsų tautiečiai arba dar kažkas tiesiog jos pavagia ir pardavinėja čia. Todėl tiesiog patarimas perkantiems naudotus dviračius pagal skelbimus ar dar kažkur įsitikinti, kad jisai nėra vogtas, nes paskui gali susidurti su didelėmis problemomis, jeigu nusipirks pavogtą dviratį. Tiek Jums norėjome parodyti šioje laidoje. Socialinis eksperimentas Sąžinės balsas tęsiasi toliau. Iki kito karto. Sudie.